Visos reklamos paslaugos. Komunikacijos agentūra Point Media. Manęs prašė neišduoti šio objekto vietos, todėl aš filmuoju tamsoje, pradedu jau pastato viduje. O čia yra surašytos visų tų laikų užsienio valstybių ginkluotų pajėgų priemonės ir surašytos, pavyzdžiui, torpeda. Kokias naudoja torpedas amerikiečiai? Sveiki gyvi. Eteryje laida Praeities žvalgas, aš Šarūnas Jasiukevičius. Kažkada Facebook'e savo skaitytojams uždaviau klausimą, kokia vieta Lietuvoje yra pati pavojingiausia. Atsakė maždaug 100 žmonių, atsakymų variantų buvo įvairių. Populiariausias atsakymas buvo Lietuvos Respublikos Seimas. Buvo keletas žmonių, kurie parašė Kaliningradas, Rusija. Kažkas parašė Černobylis, buvo žmogus, kuris netgi parašė Černobelis. Kažkas parašė Einikio namai, vienas žmogus parašė pas mane kambaryje, ko gero tai buvo pats Einikis. Bet kokiu atveju aš neužkalnis žmonių nesityčiosiu ir šiandieną jums parodysiu, kas tai yra pati pavojingiausia vieta Lietuvoje. Tai yra šis miškas. Miško pavadinimas vadinasi Žaliosios miškas. Šioje vietoje vengia apsilankyti net išminuotojai. Vieta iš tikrųjų yra pavojinga, todėl kad čia karo metu buvo artilerijos ir aviacinių bombų sandėliai, kurie buvo susprogdinti ir visa miško teritorija yra nusieta bombų likučiais ir nesprogusiais sviediniais ir bombomis. Šioje kelionėje man šiek tiek padės istorikas. Prašau prisistatyti. Arvydas Žardinskas. Arvydas Žardinskas. Mes su Arvydu dabar einame į miško gilumą. Pabandysime susitikti su dar vienu žmogum, kuris mums parodys, kaip atrodo čia randami sprogmenys. O Arvydas šiek tiek papasakos apie patį kontekstą. Taigi, Arvydai, kas čia per vieta, kokia jos istorija? Norint kalbėti apie kontekstą, reikia šiek tiek pakalbėti apie priešistorę. 44 metų birželio 22 dieną Raudonoji armija pradėjo puolamąją operaciją Bagrationas. 44 metų birželio 22 dieną, lygiai 3 metai nuo karo pradžios, Raudonoji armija pradėjo puolamąją operaciją Bagrationas. Šią operaciją galima pavadinti Barbarosa atvirkščiai. Šį kartą jau ne sovietai traukėsi, o vokiečiai. Traukėsi gana sparčiai, kelis kartus pateko į didesnius ir mažesnius katilus ir Liepos pradžioje frontas atsirito iki Lietuvos sienos. Liepos viduryje buvo užimtas Vilnius ir tada Raudonoji armija pradėjo Kauno puolimą. 33 armija forsavo Nemuną, pralaužė vokiečių gynybinės linijas, o į pralaužą buvo įvestas 2 gvardijos tankų korpusas. Vokiečiai, vengdami eilinių apsupimų, atsitraukė beveik iki rytų Prūsijos sienos. Rugpjūčio 2 dieną buvo užimta ir Žalioji, šalia esanti, ir Vilkaviškis. Ir jeigu ties Vilkaviškių mūšiai truko daugiau kaip 2 savaitės, ties Žaliąja frontas sustojo. Sustojo ilgam, apie 2,5 mėnesio stovėjo. Pajudėjo tolyn tik tai spalio 16 dieną. Žaliosios miškas buvo Raudonosios armijos linijų artimame užnugaryje, todėl nenuostabu, kad mūsų miškais neturtingame rajone čia buvo štabai, ryšių mazgai ir, kas be ko, ginkluoti sandėliai. Tuo tikriausiai galima ir paaiškinti, kad šis miškas yra vienas iš labiausiai užterštų sprogmenimis miškų Lietuvoje.
Čia buvo, čia rusų buvo ginkluotės sandėliai. Taip, kadangi frontas ėjo Žaliosios vakarinę pakrantę ir pakraščių, o Žaliosios miškas buvo artimame užnugaryje Raudonosios armijos. Supratau. Ir kaip dabar taip atsitiko, kad tie visi sprogmenys yra išsėti po visą miško teritoriją? Kaip pats minėti, tikriausia dalis galbūt buvo sprogo sandėlių nuo aviacijos antskrydžių, galbūt kažkiek patys rusai susprogdino, gal dalis ir per visą tą betvarkę liko nepasimtų. Nepasimtų. Tai reiškia, čia yra ne tik, kad jie išsėti, bet yra ir tvarkingai sudėti susandėliuotų sprogmenų. Ko gero taip. Aha, gerai. Tai mes gal einam tada ir bandysim rasti. Kitas mūsų pašnekovas, jums jau gerai pažįstamas, Robertas Degutis, Molotovo linijos muziejaus įkūrėjas ir vadovas. Aš jo dar kol kas nematau, bet aš žinau, kad jisai kažkur turėtų būti šiame miške ir mūsų laukti. Eisim gilin ir pabandysime jį surasti. Jisai mums prižadėjo parodyti būtent tas bombas, kaip jos atrodo, viskas, kas buvo šiame miške sandėliuojama. Beje, dar yra vienas niuansas. Šios miškus vengiama valyti. Turiu omenyje, kad senų miškų neišpjausto medžių, todėl kad šios miškus valyti yra labai sudėtinga. Nuo sprogimų, bombų likučiai, skeveldros įvairios, viskas susmigo į medžius. Todėl pjaunant grandininiais pjūklais medžius, tie grandininiai pjūklai atšimpa labai greitai. Įsivaizduokit, pjaunate medį maždaug 10 cm storio ir kažkur jo viduryje styro geras metalo gabalas, tiesiog aviacinės bombos skeveldra. Ir jūsų grandinė taukšt ir trūksta. Todėl šie miškai atrodo taip, kaip atrodo. Jie yra nevalyti, neprižiūrimi, čia yra pelkės, uodai. Nesenai girdėjau gervės balsus, čia klykauja gervės. Sunkiai čia prasibrausim, bet kažkaip reikia bandyti eiti tolien mums ir susirast Robertą, kuris su metalo ieškikliu mums padės parodyti, kaip atrodo tos bombos. Sustot negalima šiame miške, reikia nuolat judėti. Tiek akimirkai sustojus, čia apspinta koks 50 uodų. Čia yra pelkė. Aš visai nenusiteikęs maitint tos kraujasiurbius. Man pilnai užtenka ir mokesčių inspekcijos. Na štai, panašu, kad jau radom Robertą. Robertas kuičiasi sprogimo duobėje, aš iki jo net negaliu prieit pasisveikinti. Šiame miške sprogmenų pilna, jie yra visur. Tiesiog su metalo ieškikliu praktiškai bet kurioje vietoje galima besti kastuvą į žemę ir rasti ką parodyti televizijos žiūrovams. Radai kažką? Skeveldrą parodė? Žalvariniai, čia kažkokios sviedinio irgi buvo labai daug. Čia patrankos sviedinio tūtos dalis sprogus. Na štai, pirmą metalo gabalą jau radom. Judam toliau. Pasako, ką čia radai? Kas čia yra? Tai yra, kaip spėjau, patrankos sviedinio gilzės dugnas. Dar aiškiai matosi ir pats sprogdiklis. Kokio kalibro nepasakysiu, bet žinovai tai stipriai greit atspės. Opa. Parafino nosis. O kas čia yra? Čia yra sprogdiklio viršus. Tai kaip spėju, čia yra sprogdiklio viršus. Būtent sviedinio. O kokio tai nepasakysiu, bet nepavojingas, manau, dalykas. Irgi paliksim ateities kartu. Artilerijos sviedinys, vokiečių. Sviedinys ir jis visiškai paviršiui, kelių centimetrų gylyje jos lapas žiūrėjo viršų. Tai jeigu dirbant su kokia miškinė technika, tai labai drąsiai galima užkliudyti patį sprogdiklį. Video studija Media Lab. Visos reklamos paslaugos. Komunikacijos agentūra Point Media.
Na štai, pasivaikščiojom po mišką 10-15 minučių, pabandėme keletą kartų. Pirmą kartą buvo skardos gabalas, antrą kartą buvo sprogusio artilerijos sviedinio pradinė dalis. Ir, ko gero, 5. kartas nemelavo, mums pavyko rasti ir štai netrukus ištrauks. Kaip spėjom, 76 mm sviedinio pats galas. Kaip matot, su sprogdikliu. Čia pats sprogdiklis, kuris susitaisydavo. Čia artilerijos sviedinys. Artilerijos sviedinys, vokiečių sviedinys ir jis visiškai paviršiui, kelių centimetrų gylyje jos lapas žiūrėjo į viršų. Tai jeigu dirbant su kokia miškinė technika, tai labai drąsiai galima užkliudyti patį sprogdiklį. Ir miškinė technika pasibarstytų. Ne tik miškinė technika, bet ir žmonės šalia esantys. Oho, supratau, tai čia nieko mums nepavojinga? Na, jeigu nedaužomės to sviedinio ir kitaip jau neerzinam, tai čia pavojaus nėra. Yra drąsuolių, kurie pabando išsiardyti ant metalo juos. Na, tai žinom, paskui per žinias jie nuskamba. Nuskamba. Tiesioginė to žodžio prasme nuskamba. Taip. Geriausia tai neardyti ir nežiūrėti ir nebandyti tokių dalykų. Radai, pranešti išminuotojam, pažymėti tą vietą ir viskas. Arba tiesiog neiti į tokius užterštus miškus. Ai, tuščias jisai? O kaip jisai gali būti tuščias? Jisai galėjo būti, kad nulaužtas šitas pats sprogdiklis. Aha. O trotilas per laiką išpuvo. Aš taip spėjau, nes jinai tuščia visiškai. Papasako, kas čia yra? Tai čia irgi yra artilerinio sviedinio dalis. Dar šiandien sielos tokios neradau, kaip matau. Ir kaip jinai tuščia atsirado, tai išties nežinia. Mistika. Arba buvo sprogdiklis kažkaip nulaužtas, arba išardytas savo laiku, kai buvo ardoma. Ir pats trotilas per laiką išpuvęs matomai. O gali būti, kad čia jisai tiesiog buvo ruošinys iš sandėlio? Gali būti, žinoma, gali būti. Bet tada turėtų, manau, rasti ir daugiau, po vieną nesimėtyti. Gal pasidairius gali būti. Bet kad nešauta, tai turėtų liūdyti juostelį, kur jinai yra lygi. Nes įsidėjus į vamzdį, kai šaudavo, graižtas joje padarydavo rėžius. O dabar jinai yra lygi. Turėtų būti nešauta. Sprogmenys paprastai transportinėje būklėje būdavo vežami patys sprogmenys atskirai, o sprogdikliai neįsukti atskirose dėžėse. Ir prieš mūšį sprogdiklius įsukdavo betarpiškai prieš mūšį, būdavo įsukami, tai paruošiami mūšiui. Todėl galimas variantas, kad čia yra transportinis variantas. Jisai kažkur sandėliuojamas buvo? Galimas daiktas. Pažįstat šitą sprogmenį? Iš akies 57 mm prieštankinis, bet gali klysti. Išminuotojų skaičiavimais iš viso daugiau nei 25 000 hektarų Lietuvos teritorijos yra užterštas sprogmenimis. Didžiausias toks plotas buvęs sovietų kariuomenės rūdininkų poligonas, užimantis maždaug 10 000 hektarų. Tačiau ten šeimininkauja kariškiai ir civiliai tenais nepatenka. Bene geriausiai visuomeniai žinoma ir dažniausiai spaudoje aprašoma užteršta teritorija 141 hektaro ploto Žaliosios miškas netoli Vilkaviškio, į kurį koją įkelti bijo ne tik vietos gyventojai, bet ir išminuotojai. Tačiau išskirtinį statusą šis miškas gavo veikiau dėl nuolatinio žiniasklaidos dėmesio, o ne dėl karo palikimo gausos. Pasak išminuotojų, tokių mirtinai pavojingų teritorijų kaip Žaliosios miškas Lietuvoje yra gerokai daugiau. Per 15 pastarųjų metų kariuomenės išminuotojai rado ir susprogdino ar kitaip sunaikino 500 milijono bombų, minų, granatų, sviedinių ar kitų sprogmenų. Kiek dar mirtį nešančių užtaisų slypi Lietuvos žemėje, atsakyti nesiryžtų niekas. Na, žiūrėk, aš suprantu, kad ta miške ras sprogmenų problemų nėra. Mes praėjom pasivaikščiom 10-15 minučių, 5 kastuvo durys į žemę ir iš principo... Mums pasisekė iš principo. Kiek čia, vos 2 cm gilyje buvo tas sprogmuo. Tu man paaiškink, jūs žinot, istorikai žino, išminuotojai žino, kodėl tas miškas yra netvarkytas? Lietuvoje išties po karo, po pirmo ir antro pasaulinio karo liko labai daug sprogmenų ir išminuoti visus tuos miškus išvalyti, tai išties būtų labai didžiulis darbas ir matomai nėra net pinigų ir pajėgų tam.
tai aišku, plačiau galėtų pakomentuoti šito klausimu išminuotojų patys. Bet mes žinom, mes neinam, mes stengiamės įspėti savus, kad jie nevaikščiotų, kaip ir šitas žaliosios miškas. Žinom, kad jis yra vienas iš teršiausių miškų, būtent mūsų krašte. Tai įvykstam, tai išimtinu atveju, kaip ir šiandien, parodyti jum, kad tai yra vis dėlto, kad įspėti, būtent matom kartais, kaip ir žmonės čia vaikšto ir vaikai. Buvome atvykę pavasarį pasidaryti, tai matėm, kaip ir vaikai vaikščioja. Na, iš ties tai yra tiksinti bomba, ant kurios visa Lietuva miega. Ir šiandien, rodo pavyzdys, sprogmuo nukreiptas sprogdikliu į viršų ir vos keli centimetrai nuo miško paklotės. Ir būtent kokia nors miškinė technika važiuotų, iš karto užkabina kaušo kažkuo ir bam. Bet tikim, kad jis nesprogtų, nes jau galbūt laiko deaktyvuotas. Bet, kaip išminuotojai sako, nejuokauti, jų geriau neardyti, neliesti, nekratyti, nepurtyti, o pranešti jiems. Ta prasme, kas būtų, jeigu šitas sprogmuo čia detonuotų, jisai sprogtų? Kokios būtų to pasiekmės? Maždaug. Mes ant ko dabar stovim? Ant ko mes stovim? Kokios pasiekmės, tai manau, kad ir mano žmona ir jūsų žmona taptų našlėmis. Čia pirmas dalykas, o vaikai našlaičiais. Bet sprogimų banga, jeigu jinai deaktyvuotųsi normaliai, tai būtų išties milžiniškai, kelių šimtų metrų spindulių pasklistų skeveldros. Žinau, kaip pasakojo dabar policija, Kalvarijos policija, jie rado pasienyje sviedinį, atvyko išminuotojo jį neutralizuoti. Dažniausiai išminuotojai pristato sprogstamosios medžiagos šalia ir bando perskelti jį, kad jis nebūtų pavojingas. Ir tuo metu, kai jie pristatė ir detonavo, ir jisai detonavosi tikrąją kaip pats sviedinys. Ne, kad jį perskelė tik tai, o jis detonavosi, kaip turi būti, ir pradėjo lyti skeveldromis. Ir patys policininkai bėgo kavotis į mašinas, nes girdėjau, kaip lyja skeveldromis. Mirtinus yra tas lietus. O šiaip dažniausiai išminuotojai sprogdina, per pusę perskelė, jeigu jis nedeaktyvavosi, viskas gražu būna. Supratau, bet dabar iš principo mes esame tokioje vietoje, kur tokių sviedinių yra dar daug. Tai jeigu šitas čia sprogtų, jis ko gero detonuotų visus likusius esančius aplinkui, tie savo ruoštų visus likusius ir prasidėtų nevaldoma, nestatoma grandininė reakcija ir ko gero visas šitas miškas išliektų į orą. Sunku pasakyti, ar taip būtų, bet kažkiek gal taip ir pavyktų, nes trotilas taip jis aktyvuojasi nuo smūgio bangos, jeigu jis deaktyvuotųs ir aplinkui būtų dar didesnis kiekis, manau, sukeltų, bet nelabai didelę grandinę reakciją, nes vis tiek žemėje, ta žemė amortizuoja patį judesį ir turėtų sugerti tą smūgio bangą, bet jeigu sudėta krūva būtų ir jie visi būtų pajėgūs sprogti, tai tada jau tai būtų žaliosios miškui nekas. Kirtimą greit padarytum. Supratau, plotas, apie kokį plotą mes kalbam, teritoriją šito miško? Šio miško teritorija yra keliasdešimt berods hektarų, jeigu aš neklystu, dabar sunku pasakyti, bet iš ties didžiulė teritorija, o išminuota tai labai maži plotai. Kiek teko skaityti, tai dažniausiai išminuoja tos plotus, kur bus vykdomi kirtimai. Arba išminuotojai, kaip jau ir mums minėjau, išminuotojai prieš 3 metus berods buvom šitame miške ir išminavę dalį plotų, kurie yra arčiau gyvenvietės. O jeigu matai mišką, kaip ir va šiandien dieną matau mišką tankų, nevalytą, neprižiūrėtą, reiškia, kad jame kažkas yra, dėl ko bijo įžengti miškininkai. Rezultatas. Supratau, nebereikalo tie miškai yra nevalomi. Taip. Ok, ar mes dar bandysim šiandien rasti dar kažką įdomesnio už šitą? Na, įdomesnio gal bandysim ir surasti, nežinia, rasim. Nežinia, nu tai gal pabandom. Čia pakankamai rimtas sprogmuo. Dabar pagal įstatymus mes ką turėtumėm padaryti? Pranešti policijai. Tai net negalėjome jau iškelti iš duobės, pagal įstatymus aptikę jį ir matė, kad tai yra sprogmuo, iš karto kviesti policiją. Policija savo ruožtu atvyksta ir nustato, ar tai yra tikrai sprogmuo. Jie tada įveda planą skydas, iškviečia ugniagesius, greitąją pagalbą ar kviečia išminuotojus. Išminuotojai atvykę nusprendžia arba sprogmenį vežtis į poligoną sprogdyti arba sprogdyti vietoje. Aš manau, kad jeigu mes dabar iškviestum išminuotus, jį tikrai išvestų į poligoną vien dėl tos grandininės reakcijos, kaip ką tik minėjot, kad nebūtų sprogimų vietoje. Supratau, mes jį iškėlėm iš duobės, nes mes nežinom, kas čia. Tai prieš tai, kad sužinot, kad čia tikrai sprogmuo, mes jį turėjom iškelti iš duobės. Ok, tai gerai, mes dabar kažkaip tą vietą pažymėsim, paskambinsim į policiją ir jau čia toliau bus jų reikalas, ką jie su šito sprogmeniu darys. Manau, kad mes to nematysime, įdant neužsitraukti nemalonės. Tik tai irgi pastebėjimas, kad prieš mišką ir apskritai mes apvažiavom šiandien mišką ir jokių įspėjimų ženklo, kad sprogmenys yra čia nematėme. Ir nežinantis žmogus, toksai naujas kasėjas, kuris nesigilina, kas yra tose miškuose, tikrai gali užeiti ant tokių radinių, kur nelabai smagu.
Ta prasme, šiaip turėtų būti prie kiekvieno įvažiavimo ženklai, kad čia yra minos, sprogmenys ir... Kazlų rūda pilnai visą mišką yra aptvėrusi tokiais ženklais ir yra įspėjamieji, kad nesiartinti, nes gali būti sprogmenų. O čia kokiai savivaldybei priklauso? Vilkaviškio savivaldybė. Vilkaviškio savivaldybės valdininkai. Pasirūpinkit žmonių saugumu. Tarp kitko, mes važiuodami į mišką, miško prieigose matėm porelį automobilyje užsimančiais savo reikalais. Tai turėkit omenyje, kad servetėlės meskit pro langus iš automobilių, nelipkit ir po mišką nevaikščiokit, nes tikrai jūsų meilės išvyka gali baigtis liūdnai. Dar 5 minutės ir dar vienas sprogmuo. Ir labai įdomiai, štai čia yra miškininkų, ko gero, padarytas kelias, kurie tvarkė mišką. Sviedinys mėtosi visiškai šalia kelio, matosi vėžės, kad į čia buvo įvažiuota ir sviedinio priekis yra pažeistas. Kažkas su vikšrinė technika buvo ant jo užvažiavęs. Žmogau, kuris čia tvarkė mišką, turėjo omenyje, kad esi laimės kūdikis, nes pervažiuota yra tiesiai per sprogdiklį. Kažkam pasisekė. Beklaidžiodami mišku radom dar vieną įdomų dalyką. Čia buvęs matyti tvirtinimo taškas, todėl kad štai čia yra bunkerio likučiai. Siauras įėjimas, duobė, matomai ant viršaus buvo uždėtas stogas iš vietinių rąstų. Ir gretimais yra keletas apkasų technikai. Štai čia dar vienas bunkeris su siauru įėjimu. O štai čia kitoje pusėje yra apkasas paslėpti ratuotą techniką. Štai tenais įvažiavimas matosi, padarytas nuolydis, didelė duobė ir čia aplinkui apkasai. Štai čia stovėdavo kažkokia technika. Bet iš tiesų bloga žinia, kad mes pasiklydom. Bet kažkur toje pusėje girdisi ir žinkelio garsas, tai reikia manyti, kad mes į tą pusę išeisim link miesto. Pavyko rasti šiokį tokį kelią, kuris veda lauk iš miško. Šone girdisi automobilių keliamas triukšmas. Manau, kad sėkmingai išeisime iš čia. Laidą apie šią vietą jau noriu baigti. Ačiū, kad žiūrėjote, būkite atsargūs, saugokite save ir neikite į tokias vietas. Viso geriausio. Šiandieną jums papasakosiu ne apie buvusį slaptą karinį objektą, bet apie kitus šaltojo karo laikus. Kalba šiandien bus apie propagandą. Laidos vedėja apranga ir ekipuote aprūpina armijai ir civiliams.